Kaip praktikuoji savęs priėmimą ir meilę savo? Man atrodo, čia yra nesibaigiantis darbas, nesibaigiantis kelias, nes savoka moters meilė savo per mano paskutinius kokius 5 metus kito 180 laipsnių, kai jeigu už pradžių tai atrodydavo manikiūras, pedikiūras, ten blizgančios suknelės, podiumas ir dar kažkas, tai šiai dienai moters meilė savo tikrai keliauja per sveiką gyvenseną, pradedant nuo emocinės higienos, nuo visko, kas vyksta čia, mityba, fizinį aktyvumą, kokybišką miegą, beribės galimybės, kurias turim aplinkui, beribės, pagundas, priklausomybės ir ne, viską lengva pasiekti, gauti, o viskas, ko mums reikia, yra tokie basic, fundamentalūs dalykai. Vat irgi, ką Agnė neseniai atradau, moteris, kuri išmoksta gyventi pagal savo 4 savaitės, pagal ciklą, ar ne, ir adaptuotis prie kiekvienos savaitės, ta moteris yra atradusi stebuklą. Ko kiekvienai palinkėčiau, tai vat ir atrasti tą meilę savo per tokias prizmes. Vis tiek balanso irgi reikia, nereikia nerti į vieną prizmę. Balansas irgi turi būti, bet vis dėlto viskas prasideda mūsų viduje. Ir žinai, taip, ir tavo moters meilė savo irgi ir gebėjimas atsisukti į save, galbūt skamba gana egoistiškai, bet ko tu iš tikrųjų nori, kaip tu to nori, kad gali pati viską susikurti. Ir čia irgi ir apie materiją, ir apie kažkokią ramybę vidinę. Tu esi vienintelis žmogus, kuris tavęs niekada neišduos ir nepaliks. Geriausia yra, kai moteris turi kažkokius poreikius, nesvarbu, kas tie poreikiai. Žinai, vienai bus ten magistrą parašyti, kitai nueiti blakstienas prisikliuoti. Ir čia yra jos reikalas. Abudu poreikiai yra visiškai teisingi ir normalūs. Bet kai pradedi save nuo to atkalbinėti, vadinti ten, nežinau, laiko švaistimu, aplinka dar prideda visą laiką komentarus, kai nebevadini to tuštybių mugė, žinai, ir supranti, kad tu iš tikrųjų to nori, to tau reikia ir tu nori taip gyventi, tai yra didžiulis laimėjimas. Tai tiesiog atsiliepti labiau į savo poreikius ir tikrai vidinius. Taip.